jinai vėlavo 1,5 valandos. Tuo prasme į ceremoniją? Į ceremoniją. Ką neveikia? Ai, plaukai ten iškrito. Pasiprašau per gimtadienį. Viešą pasidaržymą. Viešą. Fuck it, visi tegul žino. Wow. Koks man skirtumas. Pradžioje aš realiai santykių negeiminau šis. Neskaudink manęs. Oi, mes su Dibrai padarėm Už 5,000 eurų. nesąmonė. Mums tiek kainavo visas vestuvės. Wow. Ir čia prieš 2 metus. Čia su fotografu. Labadienos, sveiki. Šiandien laidelė šiek tiek kitokia. Kodėl kitokia? Kodėl kitokia? Nes laidotuvė vedėjas. Šiaip žiauriai, aš manau, kad uždirbčiau daug babkių. Matau, daug babkių eitų pas mane sakyti. Šiandien pas mane svečiuose Tautvilas iš Q-Builds. Kitaip laidų vedėjas. Kiekvieną kartą atsidariau chatą Instagram ir žiūriu, man rašo kažkoks laidotuvė vedėjas. Ir taip greitai susižiūrėjau, galvau, bet taip nejaukiai, galvoju, kas čia toksai atsidarau ir tada perskaičiau iki galo. Laidų vedėjas. Laidų vedėjas, jo, laidų vedėjas. Bet gal geras biznis būtų, nežinau, čia tokia niša neišnaudota. Aš nemačiau šiaip tokių laidotuvių vedėjų, bet aš manau, kad Lietuvoje paeitų šitą vargį. Aš žinau vieną laidotuvę vedėją. Pažįsti? Ir jinai vedė anksčiau vestuves. Dabar suprato, kad nori... Jinai vesdavo vestuves, bet man atrodo, sakė, karjerą liktais baigė vestuvių vedėjos ir sakė, jinai turi pasirašęs sutartį su viena moterim, kuri yra užsakiusi ją, kad jinai pravestų jos laidotuvės. Ai, jinai dar gyva. Taip. Bet jinai susakė jau iš anksto. Pasirašė. Jau tenai scenarių, žodžiai suplanuoti, ką sakyti, kokią kalbą rėžti žodžiu. Tai visgi yra. Gal man reikia? Aš kažką misinu, man atrodo. Ne, man atrodo, mes gerai darom tai, ką darom. Tai kas dar nežino iš žiūrovų, kurie mato galbūt tave pirmą kartą, ką tu gali apie save papasakoti plačiau, ką jūs ten veikėt iš tikrųjų? Tai ką, mes darome kaip įmanoma aukščiausią kokybę video, kaip renkam kompus, kaip darom reportažus, kaip dalyvaujame renginiuose, ten visokie kaip komikonas, gaimonas, tada surinkinėjom žvaigždėm kompus. Čia mūsų toksai marketingo spin-offas, galim tai pasakyti. Tai kam tokie mes iki šiandien surinkę? Tai pirmasis pas mus dalyvavęs tokiam, kaip pasakyti, kai gavo žinutę, tai čia Jankevičius, kai gavo žinutę, sakė, kad mes esame dar vienas Afrikos princas. Ar Nigerijos princas. Kur skamba per daug gerai. Kur so good to be true. Tai pirmas buvo Jankevičius, paskui, kai jau Jankevičius pasakė Stonkui, kad čia viskas legit, čia viskas tvarkoja, tavęs čia niekas neapė. To žinai, nesakys, kad sukišk babkės į klipsą dar kažkur. Tai pasirašė Stonkus. Ir tada Stonkus pasakė Mackevičiui, kad jo, čia irgi viskas legit, iš tavęs nei Porsche, nei Jūruso netims. Tai paskui šitas Mackevičius pasirašė. Aš tiesiog vėl pakartosiu. Jankevičius pasakė per Gaimoną geriausia custom kompiuterį pasaulyje. Ne mano žodžiai, jo žodžiai. Tai jo, turim 3 žmonės, kurie pasirašė šitai aferai. Pasidarėm video, tikrai neblogus, manau, tikrai gerai padirbėjom. Jeigu jie 3 būtų nepasirašę, tai aš būčiau dar nepakankamai tikintas. Jo. Jeigu jie būtų pasakę, aš nežinau, kokiam pasauliu žmogus turėtų pasakyti nemokam, tipo realiai, nemokamai gauti kompą. Ir dar gerą kompą. Bet man biškai pikta, žvaigždės šiaip per daug dovanų gauna. Į kiekvieną podcastą nueina, prisirenka visokių kremukų, tenais gerimukų, visokių dovanėlių. Ten mačiau, kiekvieną kartą, kai pasikviečia šitas, Rolandas į nepatogus pasikalbėjimus, gauna iš Fantazijos LT, ta prasme. O aš po šito bus žiedą piršlypų galiu. Ok. Tai jo, ta prasme, ir mes, aišku, dar sponsorių pasikviečiam, mes dar dirbam kartu iš 100% šito klausimu, tai jie irgi prisideda, tai aš labai esu dėkingas, kad, kaip sakant, pamato. Ir malonu, kad dabar galima su jais bendrauti, kaip su žmonėm. Parašai, atrašo. Kas yra žiauriai surreal. Nežinau, ar galiu klausti, negaliu klausti, tai Topo centras jiems kompus padovanoja? Ne. Topo centras prisideda iš kitų dalykų. Supratau. O grinai čia viskas yra mūsų. Tikrai Afrikos princai. Jo, ta prasme, bet mes neskeminom. Mes realiai... Skirtumas taip, kad mes kažką duodam, netiminėjom. Jo, tai iš tikrųjų yra visai cool ir plius tas, kad niekada negalvojau, kad bus tokioje pozicijoje, kad galėčiau vos nežinai, stavėm, kur, žinai, matydavai YouTube, kaip ten stand-upą daro, kai visiškai jauni ten, žinai, humoro klube ir dabar aš galėjau su Jankevičium, blembais mane kavos pasigėdė. Telekas nebeskiria. Taip, joks ekranas neskiria ir žiūri kaip į tiesiog dar vieną žmogų, man dar vis neišneša, žinai.
Kad aš laukiu, kuris čia pasipiršęs, galbūt pas mane tiesiai, nežinau. Reikia dar biškį subscriberių pasirinkti. Tai sakyk, be žvaigždžių, kokių dar kosminių bildų esat padarę? Gal ne tiek, kiek padarė, bet kiek yra, kokie buvo užsakymai, galbūt, sakykime, ne? Ko prašo, ko prašė? Tai ten vienas buvo, kur man reikia Threadripperio, man reikia, kad būtų 2PM9, man reikia, kad būtų ten 8 TB SSD, 100 PM gigų ramo. Ką su juo veikti? Aš nežinau, ar jis gal ten bando NASA nulaužti, ar jis gal nori ten pažaisti Minecraft ant jo. Aš nežinau, kas nori su daryti, bet aš supratau, kad tai yra darbui. Kitokį kompą rinkti, kokiam galbūt editinimui, galbūt 3D renderimui, kažkokiems dalykams, animacijom visokiam, galbūt ir architektas, gal, ką aš žinau, bet turbūt koks nors high-endinis, bet ir tokie beveik 2 tokie kompai. Vienas biškį mažesnis. Bet apie kokią mes čia sumą kalbam maždaug? 5000? 10, 15, 15, kaip sakant, kažkiek. Tarp 12-15 kažkur štukų, jo. Čia tik už... Palauk. Dabar reklaminė pertraukėlė. Tęsim. 12-15 tūkstančių. 12-15 tūkstančių, jo. Čia realiai mašiną gali nusipirkti. Čia 2 kiti gali nusipirkti. Nu, taip. Pora buvo variantų, kur aš noriu kaip pas Tonku, tik noriu geriau. Wow. Arba noriu kaip pas Manskevičių, tik geriau. Ir žinai, žmogus sakai, blem, aš jau pasakiau, kad Manskevičius gaus vienintelį, žinai, Lamborghini keisą. Nu, davai, galim kažkaip. Gerai. Ir paskui sako, kokią motininę renkamės. Sakau, ta prasme. Sako, gali pasakyti, kokią geriau. Aš supratau, kad žmogui apšė. Nes jau nebesvarbu. Jau tipo, ar ten bus ten 4 štukos, ar ten 6, žinai. Sakau, nu, šitą atrodo gražiau. Nu, tai dedam šitą. Ir viskas. Čia vienintelis argumentas. Šitą gražiau atrodo. Tai supratom, kad yra tokių porą klientų, kuriems man tiesiog padaryti, kad būtų geriau negu pas tas žvaigždės, žinai, geresnė vaizduškė, kad gražiau, kad būtų, žinai, jo gražus ventiliatoriai. Bet padarykit, kad būtų ventiliatorius su ekranu. Sudėti dar to, žinai. Tada, va, viskas. Tai va, tai yra tokių, va, žinai. Ir stengiamas padaryti. Tai tau apsimoka daryti daugiau šitų video su žvaigždėjim, tai potencialiai daugiau ateis klientų, kurie norės peršokti. Aš kiek supratau, kad kai žmogus su mumis susisiekė, jau iš karto toks argumentas, kad pamatėm, kad su rimtai žmonėm tipo dirbat, tai viskas aišku. Reiškia, galima ir su jumis. Nes, žinai, per video pasakė ir Stonkus, ir Manskevičius, ir su Jankevičium 2 video padarėm, žinai, pasakėm, gal nori padaryti reaction video. Davai, padarom. Ir tada visas, kaip sakant, velnynas išėjai, žinai, prasideda. Blema. Tai, vat, jie, kaip sakant, užtvirtino tą patikimumą, kad tie klientai maždaug, ne šiaip sau daro. Jo. Bet 15 tūkstančių už kompą? Tik už kompą, tai dar ekranas. Tu negali prie ekrano už 15 dėti ekraną už 300 eurų. Čia biškai nelogiška. Čia, žinai, kaip ant Porsche dėti, žinai, ratus, žinai, Opelio. Dėdo. Jo, tai yra labai daug visokių krizų. Pasme, kaip paskui dar sužinai, kokios kainos, ten, čia biškai galbūt nei tema, kainos, žinai, ten kokio nors Švedijoje, žinai, ten, pavyzdžiui, PM9 kebrą nusipirka MSRP $2000, ne? Tipo, čia startinis. Ir tada sužinai, kad kitose šalyse Hebra pardavinė už 5 gabalus. Ir tada taip. Čia tik vaizduškė. Procesorius dar kiek motininė. Bet vaizdo plokštė yra brangiausias elementas. Jo, dažniausiai vaizdo plokštės užima daugiau... 2/3? Apie 2, nu, labai įvairiai. Labai žiūrint, priklauso nuo kliento, kiek jis, žinai, nori eiti. Bet dažniausiai apie pusę kainos. Dažniausiai kažkas tokio. Tai ir dabar PM9 kainuoja kokie 4? Jo, apie 4. Turėtų kainuoti apie iki 3. Na, man jos tikiuosi nereiks. Nu, žinai ką, jeigu tu nori, kaip sakant, kad greičiau tau išrenderintų video, tau reikia suinvestuoti. Man reikia greičiau, kad video pasidarytų, tai čia reikia investuoti jau, man reikia save klonuoti, jau žmogui, jo, tada galėsi kitus dalykus daryti. Jo. Taip. Optimizacija. Jo. Tu esi ženotas, ar ne? Taip. Esu. Taip. Mes čia juokiamės, kad žmonių leidimo reikia kompui nusipirkti, kad stilius atitiktų patvirtinimo. Tai
Kaip tavo žmona reaguoja į tavo darbą, į tavo geiminimą, į streaminimą ir visus šitus dalykus? Kartais supyksta, kad ne. Bet man kompą susirinkti, man nereikia leidimo, aš tai galiu pasakyti. Tai aš įsivaizduoju, čia tavo sritis. Ir aš diktuoju, kaip prie dizaino viskas eis, nes aš jau žinau, nes aš diktuoju kitiems žmonėms, kaip dizainas eis. Tai aš jau įsivaizduoju, kaip, kur ką reikia dėti. Tai pradžioj, realiai, čia viskas atsirado, realiai visa mintis apie šitą dalyką, apie tą laidų vedėją, visus setupus ir kompus prasidėjo per karantiną. Ir aš daug laiko praleisdavau prie kompo, labai daug. Žiūriu podcastą, gaminu ir žiūriu vidosą, tuo pačiu gaminu apie kompus, apie setupus, kaip kas renka, kaip ką naudoja, viską pilnai ir aš daug laiko tai prisėdau. Tai ką jinai sakydavo? Jinai buvo nepatenkinta ir dabar gal prieš realiai, tik pradėjom šitą veiklą, jinai suprato, kad tai visgi man viskas atsipirks. Geras. Tai visgi man visas tavo tos nesąmonės, visas tavo čia tos, atsiprašau, huinios, visas, ką tu čia ten baisiu kišęs, tai reiškia, čia buvo ne veltui. Aš žinok, įžvelgiu panašumų, nes aš kai, man žinai, koks koziris buvo visgi prieš perkant tą kompą stacionaro, tai sako man, jeigu nori šito kompo, aš noriu 16 Pro Max'ą. iPhone. Lemba, tave ant tokių įdomių manipulacijų tai paėmė. Sako, pas mane rankose atsiduria iPhone 16 Pro Max'as, sako, man neįdomu, ką tu pirksi. Ne, supratau. Pas mane buvo labai... Tai mano kompas, galim sakyti, brangiau šiek tiek kainavo, negu aš sakiau. Ne, aš tiek reikia sakyti, man tiek pat kainavo. Lygiai tokia pati kaina. Nes irgi buvo panašus tipo dalykas, kai atsiunčiau kainą, žinai, kompo. Tai aš sakysiu, kad kainavo mažiau kompas, kad neišsigastų žmonės. Žinai, buvo gimtadienis vienos draugės mūsų ir mes gimtadienį buvom, pirtelė kažkur vakarėlį, žinai, ir man atsiunčia patvirtinimą jau surinkimo dalių, kainą, samatą, kiek kainuos. Man reikia, aš ten vos ne į tūliką nuėjau, žinai, beldžiuris, ką tu ten tiek laiko darai, o aš skaitau e-mailą, žinai, ir man reikia atrašyti patvirtinti, darom ar nedarom. Taip. Ir aš parašiau, žinai, kokteiliukai dar prisidaro savo, darom ir dar daugiau terabaitų, žinai, dar tiek daugiau SSD. Išeina iš tūliką žmona. Ką ten darai? Sakau, ką tūlikę galim daryti? Ką pirksi? Ką pirksi? Nes, žinai, mes kol važiavam, jau aš tenai skaitinėjau, susižinėjau kažką, žinai, jau užuodė, kažką jau numatė iš šono, kad jau darom. Ir žodžiu, ir su draugeliu pradėjom šnekėti, kad jau čia kompa jau viskas, jau aprūvinu, jau darom. Ir žmona, žinai, kiek kainuos? Sakau, nesakysiu. Sako, nesakyk. Nedaug kainavo. Kaip tavo iPhone'as? Tai žodžiu, tavo žmona sako, viskas atsipirks ir džiaugiasi ir nebe šito klausimo jau kaip ir gerai. Nes ne pati gamerė. Aš, pavyzdžiui, kai susirinkau kompą... Gamerių šeimyną. Panašiai galim taip sakyti, jo. Ten plisteko žaisdavom, aš nusipirkau plisteką ir paskui aš noriu pažaisti Tomb Raiderį. Gerai, nupirkau Special Editioną. Neakauju, 2 ar 3 dienas non-stop plisteką daužė. Non-stop. Non-stop. Atsikėlė, nuėjo miegot, atsikėlė, pavalgė, vėl sėdė. Aš jau noriu Call of Duty palošti. Kur duok man? Čia man, aš mokėjau. Tipo, alio. Tai daužė Tomb Raiderį, atrodo, ten 2 dalis gal buvo. Jo, 2 dalis. Visas perėjo. Kiek nupirkau, tiek viską perėjo. Nice. Tai šit buvo, kaip sakant, dedication buvo. Wow. Aš tai dar iki šiandien svajoju turėti game night, su kažkuo pažaisti, kad atvaro pas mus visi ir mes gaminam kažką. Nes mes, kai buvau paauglys, turėjom ratelį. Vyrukus, su kuriais žaisdavom, bet tas žaidimas būdavo ta Trackmania. Irgi įdomus. Ir mes vienas kitą tenais aplinkinėjom. Ir aš bandžiau šitą žaidimą parodyti savo žmonai. Sakau, davai pažaidžiam, bent šitą kartą galėsim žaisti. Taip. Nes kažką, paskui ir Rocket League bandžiau prijaukinti. Aš žinau jums žaidimą. Vadinasi Split Fiction. Yra visiškai naujas, praeitą savaitę išėjo. Praeitą savaitę, ta prasme, tikrai nežinau dar. Jo, praeitą savaitę išėjo. Mes su Maturiu per mūsų Kibus YouTube kanalą žaidžiam, tai jeigu Hebra nori pamatyti. Split Fiction, labai fainas. Ten yra... Kokia ten esmė ir ką reikia? Esmė, kad tu dviese žaidži. Tu gali per... Realiai? Split screeną turi? Jo, split screeną turi. Nice. Ir čia ant kompo.
Nice. Tai tu gali pasimti savo monstriuką, kurį tu čia turi, savo monstriuką prisijungti prie teliko. Jeigu turi 2 pultelius. Turi. Pasijungi su žmona ir ten yra nuotykių žaidimas. Geras. Jis brangiai kainuoja? Mes mokėjom... Nesakyk, nes nežiūrės. Užbybinsim. 5 eurus kanapą. Užbybinsim. 5 eurus. Kiek smarutis, žinai. Labai fainas žaidimas. Tai jeigu nori, ten apie gameplay apie 16 valandų, tai ten realiai per vieną dieną nepersit. Nežinau, kiek tu esi toks gameris, bet... Žiūrint kokiam, žinai, kiekvienam žaidimui skirtingai. Taip. Su lėktuvais tai gerai. Jo, per keletą sesijų perėsti žaidimą, bet labai ten fainas. Visą laiką dės, reikia vienas kitam padėti, ten yra visų... Aš matau šviesą tunelio gale. Ir ant 4K atrodys mėgust, atrodys fantastiškai. Nice. Nes ir teliką didelį pirkau su tą intenciją, kad aš atsisėdu fotelį, viskas mano, visa periferija belaidė, prisijungiu tik tais kompą, pasistatau po teliku ir aš žaidžiu. Tai telikas jaučiu porą metų šitas didelis pas mane ir aš spėk, ar turėjau tokį vakarą, kur aš atsisėdu žaidžiu? Ne. Aš jau turėjau, aš savo teliką Forza pasijungiu prie kompo. 4K, tu sėdi su pulteliu. Atgaiva akims. Kaip faina. Fantastika yra. Tai sakai, žmona kartais atima iš tavęs kompą pažaisti? Dabar jau nebe. Tada, kai aš nusipirkau tenai paskui ten kompą, aš suorganizavau ją į laptopą, kad galėtų ir dirbti, ir gaminti. Numetė į laptopą, ją imk. Turėjo ten su 2 superių, baltas, gražus, žinai, ROG, tai labai fainas buvo. Ir mes kartu Warzone žaidėm. Oho. Esam laimėję net Warzone mačą. Ta prasme, šiaip, kad mergino žaidžia, man yra retas reiškinys, nes aš iš pažįstamų nelabai ir turiu, kas mergino žaistų. Bet dar tokį žaidimą. Taip, būtent. Mes Warzone žaidėm ir jie buvo labai faina, dėl to, kad mes žaidėm tai kartu. Nice. Tada Valorantą nelošia, tai irgi esam žaidėm. Aš kažkada Valorantą, šiaip aš Counter Strike žinodavau, nes mūsų mokykloje žaisdavo visi, mano brolis tenais čempionatus važiuodavo ir Valorantą aš nesniai išgirdau, kad jis yra labai senas ir labai žaidžiamas žaidimas ir jis realiai panašiai Counter Strike kažkas. Jis įsivaizduok LOLą, žinai? Da. Tai LOLas, gal CS'as, nežinau, kažką iš ir gavus Valorantas. Šitą iškirpsi. Valorantas yra kaip LOLas ir CS'as, žinai, turi vaiką, sakant. Tai čia Valorantas. Padarė, jie, kaip sakant, pabuvo kartu vieną naktį ir prašom, gavai Valorantą. Tai Valorantas išėjo, man atrodo, jeigu neklystu, 2019-2020, realiai ten visas, žinai, prasidėjo. Ai, tai ne taip ir seniai, nes jis daug senesnis yra. Bet čia yra iš LOL'o kūrėjų. Tai fainas žaidimas, bet aš jo nelabai man jis patinka. Žinai, ko aš dabar laukiu, kai aš jau turiu Flight Simulatorių, galiu skaityti su VR, be jokio staterinimo ir be jokių laginimų. Mano dabar svajonė yra sulaukti GTA 6. Sėkmės. Ant kompo. Ant kompo. Taip. Galimai pono reikės upgrade'ą daryti. Ne? Aišku. Aš dėl savo kompo aš biškį myžu į batą. Aš šitą, kai susirinkau, aš galvoju, jau 5 metus aš būsiu ramus. Bet nepraėjau ne pusę metų, jau aš noriu kažką biškutį, žinai, Čia kai esi su custom kompas, tokiam užburtas ratas toksai. Nes tu gali pasikeisti kažką, ne kaip laptopė, viskas, kas sukišta, ramus gali pasikeisti. SSD dėt gali. Jeigu vietos yra, dabar kituose net nebėra sloto laisvė. Jo, viskas. O su custom kompo jau gali jau dėliotis, kaip tik nori. Tai žiūrėk, tai tavo žmona žaidžia, tu žaidi, tai jinai kaip ir supranta. Aš suprantu, kad yra merginų, kurios turi gamerius savo bahūrus. Taip. Ir nervuojas, kad jie gamina, tarkim. Turiu pavyzdį. Irgi, drauga, Matulis, sužadėtinė dabar. Irgi visiškai apie geimus nieko, apie jo streaminus, bet nieko nesako, dėl to, kad jis iš to uždirba. Sveikinu susižadėjus ir sėkmės toliau su tuo. Galimai tavo sekantis pašnekovas gali būti. Kviečiu.
Rimtai. Na, jeigu atrašys, gal net neatrašys. Pamatys, kad aš parašysiu. Instagramą, nes neįsukūriau, tai ten labai mažai dar reikia YouTube parodyti. Don't worry, parašysiu aš. Jis pas mus filmuojasi, tai... Jo, bet čia kita kategorija, kad tu esi streameris, kai tu darai turinį iš to, tai taip, nes tai uždirba pinigus, tai yra tavo jau sritis, bet kai būna, kiti... Kai buvau studentas, gyvenau pas tokį vyruką bute, kuris tenais iki 4 ryto žaisdavo tiesiog ir darbo biržtai sėdėdavo. Tai žinoma, gamina, gauna babkas iš tenais ir jo, čia aš kalbu apie tokią jau problemą. Čia, bet čia jau labai problema. Prie ko aš linkstu, kai jūs susipažino, tas buvo seniai? Aš nekalbu vestuvės prieš kokius 2-3 metus. Mes prieš 2 metus susitokiam. O pradžioj aš realiai santykių negeiminau iš vis. Tai va, man įdomu, kaip tas gaminimas įėjo ir kaip jinai reagavo, kaip čia... Man iš jos pusės įdomu, kaip tau atrodo. Aš galiu laisvai papasakoti, kaip buvo. Tai kai pradžioj, kai buvo, aš visiškai negeiminau. Ir realiai prieš pat, aš kol pirkausi, tipo, kad gamint, dėl to, kad sužinau, kad Call of Duty išeina. Reikia pristako, niekada neturėjau, nes niekada neturėjau kompo. Niekada. Nei ten laptopo, taip kaip kai kurie, man tėvai nupirko. Aha. Wow. Aš turėjau tėvus, bet aš net kur mano kompas. Nei pleisteko, nei nieko sugalvojau ir paskui realiai buvau įkritęs labai giliai į gaminimą, kur, iš jos pusės rodo, kad, nesveikas. Eina savo. Nes labai daug valandų buvau sugyšęs ir pastoviai daužydavau. Ir paskui ten dar, kai kompans sprukau, iš vis dar nuėjo, ir dar karantinas, nei su draugais, nei niekur, tai, kaip sakant, arba tu į depresiją, arba kaip Ronaldo, kur ten, jo, žinai, speksai visi nuėjo, ten, žinai, į aukštį. Tai aš buvau tas, kur biškit atrodė, kad į depresiją nuėjau. Tai nebuvo pats, aš nežinau depresija, aš nesakyčiau depresija, tiesiog... Liūdesėlis toksai. Liūdesėlis, jo. Debesėlis labai ilgai buvo iš manęs, pilkas. Ir jo, tai nebuvo patys geriausi laikai, bet praėjom. Bet galbūt gaminimas tuo metu ir padėjo, nes aš dabar nesnegirdėjau tokia... Gaminimas toks galbūt padėjo tas, kaip sakyt, pabėgimas nuo to viso. Nes ten, kaip sakyt, tu ten šaudais ir tu tiesiog pamiršti visas problemas ir negalvoji, kaip ten kas, kur, ar ten pandemija, ar ten dar kažkas, ar ten blogai kažkam. Ir tiesiog, kad pamiršti viską, nes, realybėj, let's be honest, nebuvo fainiausias laikas. Tai realiai fainiausias laikas buvo prie kompo. Tuo metu. O dabar jau gaunasi tas laikas prie kompo jau ir kažkokią naudą duota. Tai kažkaip tai tas investavimas... Bet dabar, žinai, ir anksčiau tėvai galvodavo, žaidžia prie kompo, sėdi, nieko nedaro, kas iš jo bus, žinai. Nes aš iš vaikystės, ką atsimenu labiausiai, tai buvo, kai mano brolio krikštamotė nusipirko kompo darbui ir mes pas ją bėgdavom per visą gyvenvietę į kitą namą, pažaisti vaisėti. Kai pirmi metai, kai išėjo, antri metai, kada nežinau, kad tai buvo. Ir mes tenais tiesiog užmigdavom ir te reikėdavo į mokyklą, dar iš namo vos ne ten daiktus susirinkti. Aš turiu tau klausimą. Davai. Ką tu norėtum pasikviesti iš tokių, sakykime, garsinybių, tokių pas save į podcastą? Kas tu manai būtų įdomu? Aš tai jiems kompą nepadovanosiu, ko jiems čia eiti? Bet pastatė tokią tematiką, kad kompą, žinai, padovanotų lempiškai. Ne, aš suprantu, jo, bet viskas prasidėjo realiai nuo mano accounto, tiesiog Instagramo laidų vedėjo. Ir aš tiesiog galvoju, davai, hebra, tie, kurie turi, žinai, ten streameriai, youtuberiai, kodėl pas jos setupai yra, kaip, žinai, iš užleidžias trukti. Tai aš tiesiog rašau tada, prisimenu pradžioj Karolį, Alturų publikui, tada Mackevičiui rašiau ir jis man paskui video atsintė, kaip ten jau rodo savo tipo tą rūsį. Taip. Ir tam visų laidai pilna, viskas baisiai atrodo, žinai. O su Porsche važinėti. Tai davai, galim, žinai, aš tau atvažiuosiu, padarysiu visą kitą. Skaudi tema čia. Tai jo, vieni atrašė, kiti ne. Ir paskui gavus tokia situacija, kad dabar jau nuvažiavom pas jį ir padarėm viską. Tai tiesiog. Kartais gal, žinai, žmonės gal net nepagalvoja kitaip apie tos, kad tenais tie laidai po stalu ten makaluojas, jie, žinai, pamiršta ir tiesiog ekraną mato prieš akis ir viskas. Viskas aplinkui. Tai tas suprantama, tai čia reikia biškai daug. Bet žinai, dabar gal ateina biškai toks kitoks laikas, dabar atsiranda tasai streaminimas. Tu turi turėti jau backgroundą, jau turi pagalvoti, kas už tavo nugarą, žinai, netriusikai ant kėdės. Jo, neturi būti tiesiog siena pilka. Jau norisi jau RGB, norisi neoną biškai ir jau pradeda galvoti apie tą tvarkymąsi, apie kad gražiau estetiką.
autentiškai. Taip. Anksčiau tai ką kambariukai pas mamą gyvenam, nueini į kambariuką ant stalo, kompą pasimetė, viskas geiminė. Niekam neįdomu, kas tau ten, žinai, ant stalo padėta, žinai, su muštekai. Jo, lėkštas, čipsekų ten. Tai dabar, manau, tiesiog įpareigoja galbūt netgi tas pats YouTube'as tvarkytis visus. Nu, aš manau, kad, sakyčiau, gal nepasakysi kultūrą, bet atrodo ateina tvarkingumo. Toks, žinai, jau tampa to klausimu tokie sąmoningi. Ai, nu, blemba baisiai atrodo. Okay, galim biškiai pasitvarkyti. Ten šiek tiek. Yra baltų HDMI kabelių? Jo, yra. Man reikia. Aš žinau, kad yra. Bet ar aš to gausiu, nežinau. Bet aš manau, kad tikrai yra. Žinai, kaip gyvenant dabar tokiais laikais, kur gali viską custom gauti. Viską. Prieš kokius 10 metų tau būtų, žinai, parodė špygą, sakyt. Ką? Ir tai noriu pusės metro ilgio HDMI. Tokių nėra ir tik 3 metrai. Kurio to čia vieto reikia, žinoma, aš to taip. Nereikia šiek tiek kaip palyginimą. Okay. Jo. Nes man balto reikia. Balto. Ok, aš suprantu, kad reikia. Aš suprantu, kad reikia. Jo. Tai dabar aš papasakosiu trumpai, kodėl mes čia esam ir kodėl aš tai pasikviečiau, kodėl aš labai norėjau. Davai, iš pirmo, aš norėčiau sužinoti, kodėl tu mane pakvietei. Nes, žodžiu, buvo taip, kada aš kai pradėjau video daryti, fotkės daryti, man vis norėdavau turėti galingesnį kompą. Man pastojas, tai stringa, tai jau užė ir aš buvau pratęs dirbti ant laptopo, kadangi aš noriu būti max portabilus, važinėtis tai į kaimą, tai į kitą miestą, tai į svečius visur, kur važiuoju ir turiu power tą stotelę, prie kurios prisijungiu, tarkim, ir galiu dirbti iš bet kur. Tai man buvo tas labai, kaip pasakyti, pagrindinis niuansas, kad nešiot galėčiau. Bet aš visą, kai vis raiška didėja, resursų poreikis kyla, tiesiog reikia vis galingesnio kompo, tai aš tiesiog buvau nusipirkęs Lenovo Legion, jisai dabar ten pasalai jį įrašinėjom. Čia vaizdas. Tai ten suplakiau gal virš 3000 už tą laptopą tuo metu, kada pirkau prieš kokius 3 metus, buvo vienas iš geriausių gaminių laptopų, ką galėjau rasti, Lietuvoje ką galėjau gauti. Tai nusipirkau, praturėjau jį, džiaugiausi, visiems reklamavau, kaip čia gerai, kaip fainai, ir tada išėjo mano mėgstamas žaidimas Microsoft skrydžių simuliatorius 24 metų. Ir aš labai norėjau su VR paskaityti. Oi, kaip jau dėliojasi, tiesiog sunkumai, aš matau jau. Ir Microsoft simuliatorius, tada VR'as, tada visa kita. Ir aš ant laptopo pasijungiau ir, žinai, ten labai man staterina, svaigina ir, atsirmušiau į lubas realiai. Ja. Ir aš pagalvoju, aš tiek dirbu, aš noriu laisvą laiko turėti pažaist, pagamint. Tiesiog, ramiai. Ir aš negaliu to padaryti kokybiškai. Taip. Ir tada aš pradėjau rašyti draugeliui, sakau, blemba, man atrodo, man reikia nebe laptopo, reikia jau stacionaraus, patar, ką daryti. Pagaliau. Sako, jis taip ir pasakė, sako, pagaliau, pirk. Sako, nežinau, kaip žmonai pasakyti. Sako, nesakyk. Blemba, aš suprantu, vienas dalykas, aš dabar kiekvieną kartą, kai surinkinėjama tipo kompus, bičias rašo, kaip man dabar žmonai pasakyti. Arba, man reikia taip kompą dėliot, kad prie dizaino, nes žmona pyks. Aš galvoju, čia antras dalykas. Taip, čia vienas iš tų irgi dalykų. Pastoviai žmona yra dar vienas, kaip sakant, dar vienas lubos, kurias reikia pramušti. Žinai, kiekvienas stiprus ir tvirtas savim pasitinkitės vyras prieš atsakant visada pastars žmoną. Čia toks jau, žinai, kaip ir... Aš nesakau, kad tu klysti, bet aš pastebėjau jau tokią kaip pandemiją tokią vykstančią, žinai. Bet aš suprantu, iš kur jie ateina. Jo. Tai kaip tu sakai, tas... Kad dėl dizaino? Kad pirmas dalykas, kad reikia žmonos leidimo atsiklausyti. Ir antras dalykas yra, reikia patvirtinimo, kad į dizainą galėtum integruoti. Ir aš turiu metras ant metro baltą stalelį, žinai. Taip. Ir aš galvoju, o man reikia, aš noriu pagamint. Ir esmė buvo tokia, kad aš namiaukas pradėjau žmonai mėtyti, kad aš galbūt jau norėčiau... Ko tu vėl nori? Ką dabar reikės pirkti? Neprikišnėjo, kad tik jau teliką. Ta prasme, teliką jau pirkom pagal tavo... Čia kita istorija atskira, ta prasme, teliką turėjom mažiuką, atsikraustėm, sakau, reikia didesnį. Nusipirkom didesnį, po 2 mėnesių, sakau, žinok, reikėtų dar truputį didesnį. Sako, nejuokauk, tai aš žiūrėsiu, o reikės man gavo, taip sukiuot. Tai žodžiu, mėnesį laiko tikinėjau, matavau ten atstumus, kad bus gerai, nupirkom didelį teliką, po savaitės laiko neįsivaizduoju mažesnio.
Žodžiu. O su kompu buvo taip, kad aš namiokus mėčiau, kad man reikia kompo ir sako, šituose namuose didelio, tos dėžės nebus, nes nėra vietos, nes tavo stalas jau toks ir tai netelpa, nes realiai išsatai nevirtuvė mėgamasis darbo kambario nėra. Ir tada pradėjau galvoti, pradėjau googlinti ir edite tam pačiam YouTube mini kompiuterius. Mini kompiuterius, ta prasme, ITX buildai. Taip. Į tokią frazę atsimušau pradžiai. Ir aš kelis mėnesius, kokios 3 mėnesius vis YouTube žiūriu, kokią čia man kompą susirinkti ir kur, kad jis man nesimatytų, kad tilptų man po baru, paslėptas, mažas ir galingas. Ir aš ieškant suradau jūsų kanalą YouTube'ai natūraliai. Ir aš ten žiūriu, renka kompus. Renka vieną kompą, renka kitą kompą, galvoja gerai. Tai nes iš pradžių buvo taip, kad aš tiesiog ieškodavau ten senukai varlė, gatavų jau surinktų komplektacijas ir lygindavau kas kur. Ir vis man kažkas netinka, kažko noris, čia jau kaina gerai, setupas jau geras, bet ten kažkas dramų daugiau norėčiau. Ir nebuvo to variantą, tai aš dėjau iki to, kad man reikėjo jau su kažkuo, su specialistais susitikti, kurie man surinktų tiesiog nuo iki set visą. Tai aš timis taip ir pamačiau. Ir aš būtent tavo kanalą pradėjau žiūrėti, nes man ten video kokybė max, man jūs visiškai premium contentų kūrėjai, tai man iš viso, žinai, gerą akim žiūrėti kaip pačiam contentų kūrėjai. Ir gali per teliką žiūrėti, svaigintis 4K. Ir tada pamačiau laivą, tiesiog laivas eina ir ten žiūriu klausimukus mėto, tai aš parašiau vieną klausimą. O gal geriau taip, žiūriu, atrašo. Paskui kitą dieną žiūriu, sakau, parašysiu, sakau, aš tai pakviesti noriu. Ir parašiau kažkuriam stream'e, kad davai tvaryk, ten pafilminsim kažką, žinai, tu surinksim man kompą dar kažką. Tai man nuo to ir prasidėjo realiai. Tiesiog pamačiau YouTube'ai ir nuo to... Tai aš dabar galiu, hebra, nedarykit kaip jis darė. 3 mėnesius nesėdėkit, nemarinuokite šitų nesąmonių, tiesiog parašot mum ir mes jau... Kokia yra esmė? Kad parašo ir viskas, mes su visą kitą pasirūpinam. Jeigu labai reikia ir drivers instaliuosim, ir protestuosim, yra tokių būna užgaidų ir mes už tai neimam nieko papildomą. Tai jeigu tiesiog norite atsikratyti to laukimo kažkokio, žiūrėjim, oi, man būna parašo, oi, tipo, pasidomėsiu. Tau nereikia domėtis, aš už tave viską tą padarysiu. Dėl to tu ateini pas mus, nes mes jau žinom, tu pasakyk, ko tik tu tau nori, mes to sudėsim. Jeigu reikės ir po savaitės jau tu galėsi naudoti realiai. Po kelių dienų. Po kelių dienų. Nu, labai priklauso nuo dalių. Jeigu labai ten jau custom nori, ten pas mus buvo vienas, kur norėjo labai custom. Į kosmosą skristi. Tai vienas iš tų video, kur buvo, kur darėm su Lamborghini keisu. Mačiau šitą. Belė kas. Kai surinkom, dar net nebuvo net driverių tai vaizduškai. Einu savo. O čia yra pasiryžimas. Nu, aš irgi toks maksimalistas šitoje vietoje buvau ir norėjau pačius geriausius komponentus sukišti į pačią mažiausią dėžutę. Taip. Ir su ta mintim, kad aš tą dėžutę kažkada galbūt išmėsiu ir naujose namuose, kada turėsiu darbo kambarį tenais kažkokią erdvę, galėsiu viską persikelti jau į didelę dėžę, tą, žinai, su liquid cooleriu ir su spalvotais skysčiais bėgančiais apšviestai, žinai. Ir visa kita fantazija. Taip. Tai nėra būtina, bet taip, gali. Taip, esmė, kad gali. Ja. Dar esmė, laptopą, kaip pirkau, mano buvo esminis dalykas, kad RGB būtų klaviatūra. Ir spėk, ar aš bent kartą ją įsijungiau. Ir aš per 3 metus nie kartą jos nesijungiau, nes mane tiesiog nervindavo. Taip. Tai pasilikdavau mėlyną apšvietimą, tą neutralų tokį ir dabar šviečia tą pačią lygį taip pat. Žodžiu, laptopė nereikalingas RGB, užtenka ant sienų. Ir kompė. Ir visi galvoja, kad tipo, oi, man nereikia RGB. Prisiminti reikia tai, kad ne vien tik tai RGB šviečia, nu, tipo, ne visoms spalvom, ne Rainbow Vomit vyksta, o gali būti raudona, gali būti balta, gali būti su animacijom. Taip. Žiūrėk, aš parodysiu, kaip tas kompas man atrodo dabar. Gerai. Nu, tegul sukosi čia. Čia dar dovanų gavau magnetuką, iš Kipro draugelė grįžo, tai tiesiog prisidėjau lėktuvėlę. Čia mano yra skrydžių simuliatorius kompas, kurį naudoju ir video editinimui, ir fotkės tvarkyti. Šiaip sveria, bet realiai važiuok, jeigu tai padėsi padelį šalia. Nu, tai šiaip, žinai, gali palyginti su klaviatūra. Jo. Realiai, va. Nu, ta prasme, atrodo klaviatūra suvalgęs toj dėžę. Tai
Šitie buildai yra labai exciting, bet to pačiu yra... Mano noras buvo su juo, kad aš galėčiau jį pasimti kaip laptopą irgi išsinešti. Turiu krepšį, radau nuo tokio printerio, į kurį galiu įsidėti, sustatau viską, ką reikia. Ir kadangi monitoriaus didelio negaliu įsivežti, kuris ant tokios alkūnės laikosi, tai aš turiu ir monitorių radęs nešiojimą, kuris su vienu kabeliu prisijungia tiesiog. Maitinimas ir vaizdas iš karto į ekraną. Tai tiesiog arba atsirėmė, yra kojelė. Bet minėjai, kad yra kažkokia problema, kad dabar reikia to 2 laidų. Jo, čia dėl ko mes irgi buvom susiskambinę. Tai žodžiu, esmė tame, kad čia yra jau dalykai gilesni su motininė plokštė. Tai kad neturi Thunder šitos jungties. Thunderbolt. Maniškai, jo, tada reikia 2 kabelius. Vienas kabelis eina USB-C į maitinimą, o kitas mini HDMI į vaizdo kortą ar į kompą. Tai va, bet įsisuku kol kas tais 2 laidais, nieko tokio, kaip sakant. Bet noriu optimizuoti žodžiu. Šiaip už kompas man patinka. LND mano viena mėgstamiausių kompanijų šiaip. Dėl to Mackevičių rinkom su LND, nes it's the shit. Taip. O apart to, tai Mini ITX šiaip labai yra fainai buildai. Mes realiai jums jau gal prieš porą mėnesių, o mums, jums už mėnesio, o mums čia prieš 2 dienas rinkom Mini ITX-ą. Gal fotkai mesim. Labai gražus buildas ir jis yra 1,5 litro mažesnis už šitą. Dar mažesnis. Ir visas keisas yra renkamas aplink Founders Edition Cam 9. Jisai main toks statement. Jis yra, atrodo, kad tipo aplink, nes net yra užsakyti, pavyzdžiui, va čia, ne? Šitoje vietoje, tu gali arba parodysim gal ir dar hebrai. Šitoje vietoje, kur yra vaizduškė, aš matau, jeigu čia yra vaizduškė, tu gali užsisakyti specialų backplate'ą, kuris sueina kartu su keisu, tiesiogiai, tu jį išrinki biškį vaizduškę, tu prisuki tą backplate'ą specialų ir jis sueina kartu su visų keisu. O kaip yra tada su garantiniais? Aš manau įdomu kitiem, kas renka. Ta vaizduškę jau galim pamiršti apie garantinę. Vis tiek mes planuojame tą vaizduškę išrinkti ir termopadus pakeisti visą kitą. Bet jinai labai gerai ranina. Ten kai darėm benchmarkus, ten šiam 5 laipsniai ant Furmarko 4K. Nu čia toks labai nėra esminis dalykas, bet aš žinau, kad kai kišu tokią mažą dėžutę, tai turėsiu kažką vis tiek aukoti. Tai žodžiu, dėl temperatūros yra, jeigu aš noriu žaisti, tarkim 6-8 valandas sesiją turėti žaisti non-stop, tai aš jau turėčiau apsiriboti šiek tiek ir išjungti vėsint, nes jis per ilgą laiką jau kaista. Tai aš kaip ir klausiu tavęs, ką galėčiau šitoj vietoj padaryti dar, jeigu jau tenais iki 100%, tai ką, ventiliatorius pasikeis? Ventiliatorius pakeis, galimai net coolerį gal net pasikeis. Galimai. Ir undervoltint. Ir tada undervoltint. Kas yra nauja frazė, kurią irgi sužinau be... Galimai keisti... Šiaip, manau, gal būtų variantas keisti visiškai procą ir visiškai motininę į visiškai naują, kur būtų 3D cache, reiškia AMD. Ir tada tu galėtum gaminti, kaip tu tik norėtum. Bet nes čia jau vėl pinigėliai. Bet tada čia vėl pinigėliai, taip. Bet jeigu tu, kaip sakant, kai tu darai tokį kompą, tai jau tiesiog būk nusistatęs, kad išleisi pinigų. Šitas kompas man šitą dėžutę kainavo 2700 €. Su viskom? Su viskom. Plemba, gera kaina. Čia Cam 8 ar Cam 8 Superis? Čia Cam 8 Superis. Superis, okei. Jo, turi... Kiek iš dalių yra naudotų? Ar ne? Visos naujas. Viskas nauja. Viskas nauja. 2.7. 2.7. Dar gera kaina. Tai žodžiu, kas čia dar yra vaizdo plokštė Cam 8 Superis. Žodžiu, procesorius Intelio 14700K su integruota vaizdo plokštė dėl to, kad reikia video editinimui. Neapsigaunam, hebra. Visada su K Intelis bus integruota. Nėra, jeigu yra KF, nėra integruotas. Čia būtent editinimui. Čia buvo pirmas dalykas, ką jis aiškinau jau procesorių renkantis. Tada šiam 4 GB RAM, norėčiau 96. Norėčiau, bet vėlgi. Galima. Kaip ir nereikia, bet būtų labai fainai turėti. Tai ateityje galbūt. Ką dar čia galiu paminėti aš iš svarbiausių dalykų? Aš sakyčiau, čia labai yra svarbu cooleris. Cooleris labai yra svarbu tokia. Šitam tai mes galim parodyti, kas viduje yra cooleris. Šiaip jis įrodęs? Vidaus niekam nerodžiau. O kompas įrodęs? Niekam nesirodęs dar. Tai čia pirmą kartą matome. Aš norėjau padaryti showcase'ą, pafilmint, pasukioti, atidaryti, užvesti, kaip šviečia parodyti, papasakoti, bet kol kas nedariau. Gal padarysiu, bet gal jau po šiandien ir nebelabai reiks.
žodžiai jisai sumontuoja taip, šitoj pusėje vaizdo plokštė, kokia gražulė. Asus ProArt. Labai gera linija, labai gera. Kaip išeisim, kai pabaigsim, aš dar jaučiu parfilmuosi biškį tokių, žinai. Ir kita pusė. Jo. Turėtų lengvai nusimti. Čia kai sujungi kompą, surinki, turėtų veikti, žinai. Įjungi, nieks nevyksta. Ir nieks nevyksta. Corsair cooleris 200 mm. Jis čia viršuje, ne? Jo, viršuje. Į viršų pučia visą laiką? Turbūt 100. 100 PM bus, matodo, 300 mm. Ir kadangi reikia man labai daug atminties, aš aišku viską external harduose laikau, po 5 ant kopijas ir cloud'e, bet aš norėjau, kad ir kompe būtų realiai vietos daug, tai man čia yra sukišti 5 terabaitai. Ok. Bet tau kaip content creatoriui, tokiem žmonėms laiką siūlau, kad būtų bent vienas Thunderboltas. Nes jeigu tu turi išorinį diską... Tai aš šito nepasižiūrėjau, iš to nežinau ir kai rinkom kažkaip... Ir nebuvo tada tą sekundę kažkaip aktualu ir dar galbūt nebuvo planuose tas portabilus monitorius tą dieną. Nes buvo esmė nusipirkti kompą ir kai jau turėsiu kompą ant stalo, tada žiūrėsiu periferiją visą. Klaviatūrą, pelytę, ekranas. Tai taip viskas ir buvo. Tai kai, žinai, susirinkė kompą, nepagalvojasi priekį, tai paskui ir gaunas, kad skambi. Gal čia skambini ir klausi, gal galim čia kažką dar patobulinti, bet žinai, čia kiekvienas patobulinimas reikia beveik viską išsiskleisti. Taip. Dėl to visai, aš su klientais, kai šneku, visai kažkur paklausiu tokių raktinių žodžių. Ką darysi su kompu iš karto? Jeigu daru sudėtin, viskas aišku, tau reikia iš karto zaiškas motininės, X-nes, kad bent jau būtų beveik high-endo, kad turėtų Thunderboltus, turėtų normalių USB, nes galbūt bus tokia atveju, kur tau reikės, žinai, perkelti, žinai, šitos duomenis ir tau reikės greičio. Tu negali, žinai, sėdėti vietoj. Čia dar nieko su šitą dėžę. Čia viskas, tu jau gavai jau ją, kaip pasakyti, surinkti, o mums reikėjo ją surinkinėti dar dėžę. Ir ten tokie įdomus, žinai, buvo... Aš pats, jeigu man pačiam būtų reikėjo rinkti, aš būčiau gal ir nepasiryžęs pats rinkti iki galo, nes man baisiausia dalis... Procesorių statyti, atrodo, kad ten sprogs kažkas, žinai, iš karto. Ne, nesprogs. Man buvo baisu. Tada didžiausias skaudulys galvos tai laidus kaip suvedžiot, nes čia realiai jie milimetrais vaikšto ir kaip žinot kūlerio šlangas, kurią pusę pakreipti, nes ne tą pusę pradėsi vesti, vėl viskas iš naujo, žodžiu, ten reikalų. Tai aš bet kokiu atveju, jeigu reikėtų rekomenduoti kompą rinktis arba rinkčiaus naują kažkada ateityje, tai aš iš karto skambinu ir linksminkit mane. Entertain me. Šiaip kompas geras, man patinka. Man patinka, aš galiu viską su juo daryti, sklandžiai, aš tiesiog mėgau jos darbus iš to kompo, mano VR skrydžiai yra nerealūs, aš svajoju savo tėtį paskraidinti, noriu jį pasadinti ant lėktuvo sparno, uždėti VR ir praskrist pro miestelį. Tai žodžiu, kai tik nusivešiu, aišku, reikia pasigreitų interneto, tada tai dar neturim, tenais reikės žodžiu. Įspręšti tą klausimą liuko ir galėsiu paskraidinti. Bet atsineši savo dėžę. Palyginam, parodom, kaip skiriasi klasikinio dydžio kompo dėžė ir mini kompo dėžė. Gal abudu šalia tilps net? Ne. Tai tiesiog. Čia reikės biškutį vietas pasidaryti. Čia mano sena dėžė. Bet parodyk tu gražiausią pusę. Priekis. Priekis pati gražiausia pusė. Jo. Bet iš karto matosi dydžiai. Ta prasme, šitą dėžę galima būtų įkišti čia į vidų. Jo, eina savo. Vieną tai kitos. Tai čia yra Fractal Design North. Tai čia standartinis dydis, aš atsimenu, mes namuose pas tėvus dar kol gyvenau, turėjom tokią. Čia yra, tipo, sakykim, standartinio dydžio dėžė, jo. Čia visai... Tai va, šituose namuose leidimo tokio dėžio turėti negavau. Aš suprantu. Bet ateityje aš norėsiu didelės dėžės, galbūt stiklinės kiaurai matomas, nežinau, kažką tokio fancy. Fancy, taip. Šiaip labai daug yra fainų detalių, pauksuoti šitie, visi. Nesimato. Aš galiu pakreipti. Nežinau, matysi, žugaudis. Matos, matos. Sublizgėt turėjo. Paskui apačioj prie kojyčių ir pats medis. Šitas yra fainas. Čia iš visą integruotai interjerą atrodo estetiškai super. Ir keletą architektų, kurie rinkos pas mus kompas būtent naudoja šitos. Nice. Nes tikrai graži dėžė. Ir dirbt malonu. Tai aišku. Tai aš šitoj dėžėj turėjau i9 ir Cam 9. Tai ir iš to kompo
kas buvo sudėta. Streamindavau ir gamindavau, viskas buvo ant 4K darydama. Tai... Miela malonu. Buvo miela malonu, gražu. Ir aš galvodavau visą laiką, kad aš negaliu turėti kompą stacionaraus dėl to, kad jisai skleis didesnį garsą negu mano laptopas. Bet kai pradėjau skaityti atsiliepimus ir redditus visus, pasakė, kad tu tiesiog nieko nebegirdės beveik. Tai mano laptopas, žmona juokdavosi iš manęs, sako, aš namuose jaučiuosi kaip prie jūros. Nes toks garsas, aužimas tarsi kaip kylant. Yra mimas, kur PlayStation paėngė, daug būna PlayStation 4, būtent buvo problema tokia, kad jis kaip kylantis lėktuvas. Paleidėm, ten bičas, žinai, rodo, kad jį pakyla. Šiaip neprikolas, aš būtent dėl to nusipirkau ausinės su noise cancellingu, kad galėčiau dirbti prie to laptopo. Pasijungdavau ten eksternų monitorių, bet vis tiek tas garsas. Ir aš šitą pasijungiau kompą, ta prasme, aš beveik jo negirdžiu. Kai jau geiminė taip, jisai pasikuria šiek tiek, bet tas garsas nėra nei pusė tiek, kiek laptopas mano užė. Bet tas laptopas kainavo brangiau negu šita dėžė, kuri realiai yra efektyvesnė net kokiam procentu. Jo, bet tu prisimink, kad tu su laptopu tu gauni jau ekraną, klaviatūrą ir tipo pelytę. Tai realiai tu ką, tu reiktų tiesiog, žmogus nusipirko laptopą, jam reikia dar papildomai pelytės, mažo mousepado ir jis realiai gali žaisti. Kai tu perki tokį, tau jau reikia ir stalo, ir visą kitą. Pagrindinė kamera. Čia realiai kaip senelis ir anūkas. Kartų skirtumai. Tai jo, ir dar didesnio. Gerai, mūsų nebemato jau visai. Nebemato mūsų. Tai šaunu ant žemės. Tai ką mes šiaip dar veikiam su šitai savo monstriniais kompais? Visus streamus, viską galim pamatyti pas mūsų Qbills YouTube kanale. Jo, ten viskas, visi video ir visi streamai, viskas tenai. Tai realiai su Hebra žaidžiam Forza Horizon. Nice. Žaidžiam Call of Duty. Aš tik Call of Duty žaidžiu. Aš labiau The Crew 2. Okay. Nežinau kodėl, bet gal dėl to, kad ten skraidyti galima. Bet man... Kažkaip... Aš galiu paskaityti per GTA 5, žinai, jeigu reikia. Neskaudink manęs. Ne, viskas. Aš Forza parsisinčiau, bet žinai, ką pervažiavau žemėlapį, pagalvojau, man čia per mažai vietos. Išjungiau. Reikia su Hebra žaisti. Čia skaudė tema man. Va čia yra raktinis. Aš taip seniai ieškau, kur esi tu, kuris nori su manim pageiminti kartą. Arba Flight Simulatorių, arba tą patį Rocket League. Ir aš dar mėgstu žaisti City Skylines miestą statyti. Ten mano žaidimas, kur aš galiu pražaisti parą laiko, be tūliko, be maisto, be vandens. Oh shit. Bet ten jis yra single playeris visiškai, bet aš norėčiau atrasti tokių žmonių, kurie stato, kurie daro ir tiesiog apsikeisti, tiesiog pabendrauti. Jeigu tu žaidi City Skylines, parašai man. Įsimesi Discordą. Jo. Taip. Tai žodžiu, Forza tavo yra su draugeliais number one. Mes šiaip turim vadinamą ketvirtadienis Forzadienį. Jo, aš esu girdėjęs ir aš stebėjęs vieną kartą. Jo, tai mes susirinkam, mūsų būna, kiekvieną savaitę vyksta tas vadinamas festival playlistas, kur ten ateini, ten tai visokius tipo challenges ir max gali būti 6 žaidėjai. Tai aš stengiuosi kiek įmanoma prieiti, kad galima būtų, kaip sakant, sužaisti su Hebra, nes mes žaidžiam visi, kas yra pas mus Discordo kanale, tie patys žmonės, ten kažkaip nėra kitų. Realiai, kas nori iš chato, prašom, prisijungiam. Jo, buvom ir CESą žaidę, Jankevičius buvo atėjęs, ten dar padavęs, žinai, vaizdų. Turinio, jo, padavė turinio ir paskui toksai rašo, mane paėmė. Rašo, tai tu streaminė? Aš sakau, jo. Tai čia ką daryti? Aš toks, viskas tvarkoja, nieko tu to blogo nepasakei. Viskas buvo PG-13, beveik. Tai buvo ramu, bet būna su jo, kiek čia taip biškai nutrūkom, bet kiek esam iškirpę dalykų. Tai įsivaizduoju, mes tenka karts pakarpyti. Taip, bet jo, tai su Hebra sužaidžiam, ten RCS, neperseniausiai darėme didžiulį streamerių, ten visokia kaip Čestovas. Aš nepasakyčiau, kad Aurimas streameris, bet jis irgi streamino, jis realiai pastojo valgė per streamą. Pičas atsivežė realiai stiklainį medaus. Tiesiog medų valgė. Tiesiog medų valgė.
Aš sakau, kas tu šiandien, blema, Glevandenio, tipo diena. Blema, aš jau įsivaizduoju klaviatūrą limpančią visą. Ir nelimpa. Viskas tvarkoja su klaviatūra. Jis paskui išsivalė viską po savęs. Keptos duonos buvo pasimęs. Va tokį, va. Kažkur rado pas mus bliudelį, susimetė keptą duoną, tai jis degustavo. Jis tą tokią darė, žinai, degustaciją pas mus. Jo, experience. Jis ten čiate rašo, kiek gali Aurimas valgyti. Tai buvo Altų Republikas, buvo Čestuvas su Eimante. Tikrai, man kažkas tikrai žinosite šitos neimus. Aistelo, čia vienas iš dabar kylančių streamų. Ne, kiek aš esu GTA 5 pražiūrėjęs su jo, aš tiesiog redaguoju nuotraukas. Ir pasileidė, ne? Jo, žinai, baigęs jūsų streamas ir žiūriu, tas prisijungia, žinai, varo su savo... Tai kiek aš esu ten pražvengęs, aš galvoju, aš noriu tapti streamerį, aš irgi galėčiau taip daryti, bet aš jaučiu daug kas taip galvoju. Taip, daug kas nori daryti. Tai bet turi gerą personažą turėti, pats turi būti iš savęs kažkoks. Turi aktorinio turėti kažkokį. Aš manau, kad kitus streaminį turiu, aš esu šitą, kaip sakant, jau apie tai irgi galvojęs. Tu arba turi būti, dvi žmonių tipai yra streamerio. Arba tu esi pro, arba pas tave yra charizma. Ten pavyzdžiui, toksai visiems labai žinomas toksai Shroud bičias, kuris yra, nu, ten, ta prasme, taip žaidžia, insane. Bet kokį žaidimą pasijungia, daužo visus, būtent FPS-us. Tai pas jį realiai yra biški galbūt charizmas, bet pas jį daugiausia yra to profesionalumo, kai jis žaidžia, kai jis pasijungia. Visi tiesiog žaidimas, kai jis pagauna su savo, žinai, eimu. Tada ten, jeigu, pavyzdžiui, iš lietuvio, tai koks ten, pavyzdžiui, Simas svarbiausia daryti, arba Aistelo, tai ten charakteris. Ta prasme, nu, mimint galim tiesiog. Nėra, kad jie ten pro playeriai, bet jie, ta prasme, jie kontentą paduoda, žinai, iš tos pusės. Tai vat, aš dar nežinau, kur aš esu, kurioje pusėje. Kas čia dar buvo? Easternas, irgi labai populiarus streameris. Tada buvo, ten Eimante, Čestuvas, Altų Republikas, Eta Sofija. Ir ten dar buvo pora, kurie net nebuvo, nesigavo, nu, kad būtų vietoje. Tai iš viso buvo 10 streamerių, tarp jų ir aš buvau, tai aš labai esu dėkingas, kad irgi galėjau turbūt gigantų, realiai taip sakant. Ir žaidėm GTA 5 face to face. Ir aš stengiausi būti labai ramus. Ir tada tas momentas, kai atsisuka Karolis, eik tu, ką tu darai, tu pip. Ir karočiai, aš taip sėdžiu, tai va, jį žiūrėjau. Tai va, tokį veidą. Ir jis paskui man kitą dieną pasveikino su gimtadieniu ir toks sako, tu neįsižeisk. Čia tik GTA, čia tipo maždaug, tipo viskas asmeniškai. Ir aš ir nepriėmiau asmeniškai, žinau, kad čia žaidimas. Aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad nieks nelago, nes dažniausiai, žinai, kaip būna, eventas ir kažkas užstringa. Na ir nežinosi. Tiesiog dalykų, kurių negali, žinai, sukontroliuoti. Tai ačiū Dievui, viskas su productionų pusės, viskas buvo išspręsta. Tai kitą kartą, kai darysim renginį, tai jau bus dar labiau smooth, dar bus gražiau, dar bus fainiau ir galbūt galėsim 4K. Tai aš mėgstu viską 4K. Jo, tai iš tikrųjų labai pasiekęs eventas, 1000 žmonių žiūrėjo, 1000 realiai per visus renginukas. Wow. Ir stovėjo mūsų kompai. Tai va, mano pirma mintis buvo, kai aš galvojau, jau pradėjau galvoti apie stacionaro, tai buvo kažkas tokio, grinai apie tokį vaizdą turėjau galvoti. Čia reikia Cam8 Superis ir čia OLEDinis kuleris. Įdėsi parodį gerai, įmėsi? Įmėsiu, viską įmėsiu, jo. Aš savo žmonai parodžiau, ir kamerą atsaksiu, tu pačiu gal sufokusuos. Aš kai žmonai parodžiau tokį, sako, tu čia juokauji, bet tu baig juokus. Tai šitą dėžę dar didesnį šitą. Dar didesnį? Dar didesnį. Rimtai? Dar aukštesnį, jo. Tai renginys buvo labai fainas, viskas pasisekė ir tikiuosi darysim toliau. Esmė tame, kad buvo streamas ir viskas veikia. Tai va. Tai tiesiog shoutoutas Altų Republikui ir Creators Republic kanalui. Tai jo, buvo labai faina. Linkėjimai. Ir paskui pirmadienį sugalvojom, čia buvo šeštadienį vyko, ir tada pirmadienį sugalvojom, darysim streamą, kaip rinksim irgi mini ITX, viskas bus fainai, bus labai gražu, žmonėm patiks, darysim 4K, visi viską ryškiai gražiai matysis, bus spalvos ir dar parodysim, kad galim daryti tokio scale streamą. Ir mes užtrukom 6 valandas rinktą kompą, viskas gavosi, ten per porą milimetrų ten paskui nesuėjo viskas, bet žmonėm patiko. Kažkodėl labai patinka žmonėm per streamų žiūrėti, kaip kompas yra renkamas. Šiaip nežinau, čia kažkoks... Tokia niša kažkokia. Čia žinai, kaip ASMR daro su garsais mikrofonu, tai čia tiesiog žiūriu, kaip renka kažką. Aš irgi tiesiog pagaunu save, žiūriu. Aš, pavyzdžiui,
nustebau, kaip pažiūrėjau jūsų apžvalgas šiaip setupo žmonių. Setupų reakcijų? Jo, kurie siuntė jums fotkės ir jūs tiesiog komentavot. Aš tiesiog žiūrėjau. Su Jankevičium žiūrėjai? Čia naujausias? Naujausias. Nemačiau šito. Pasižiūrėk dar. Tai va ten. Geras. Kiek ten buvo iškirpta? Nes aš, jeigu būčiau turėjęs laiko, aš būčiau čia susistatęs, viskas balta, viskas gražu. Turbūt trūkia tik balto HDMI, viskas balta, viskas gražu. Ir irgi norėjau nusiųsti, bet galvoju, neturiu kada, blemba, ir vis taip praėjo. Nieko bus. Sulauksim. Tai smagiai renginukus darot. Aha. Dar prie to pačio. Dar padėjom tokiam YouTuberį Matuliui, draugui, 24 valandą streamą. O, ta prasme, bet kada pavalgyt, Tai viskas įeina natūraliai, jo, kaip... Ir jūs tenais 24 valandas tiesiog darot streamą, kažką veikiat ir viską rodot. Ir viskas buvo live. 24 valandas. Visą laiką buvau, darė tatuperį, darė mimus, jis ten persinginėjo, jie turėjo 2 kameras, kur galėjo pakeisti, su live mic'u buvo, kad galėtų judėti visur, viskas išstengiamas, kad būtų wireless, kad jis galėtų, pilnai judėti. Persirengti, visą kitą, paskui sugalvojo tatu ten daryti. Wow. Blemba buvo geras buvo prikolas. Ir paskui mes 4 kokią nakties NBA pasijungiam žaisti dviese. Pasikvietė mane, nes aš tiesiog buvau, kad, prižiūrėt, kad viskas būtų tvarkoje, ar tenai pakeis bateriją, dar kažką, tiesiog, kad būtų kaip technical support. Bet tas backstage'as yra man tai be galo įdomus, tai manau, kad ir žmonės dėl to žiūri, nes įdomu, dabar gal dar nėra daug tų, kas rodytų iš vis, kad tą backgroundą, ką veikia. Aš dar bręstu kažkada padaryti dokumentiką, kaip aš čia viską ruošiuos nuo A iki Z, nes čia 4-5 valandas trunka man susidėlioti viską, irgi laidukų milijonai, šviesytės, mikrofoniukai. Ir jeigu kas nors, ir vis tiek per kiekvieną filmavimą kažkas nesuveikia. Tai reikia atsarginį garsą naudoti, tai kamera per anksti išsikrojo bateriją ir nespėjai pakeisti daug reikalų. Tai čia yra tik žiedlapiukai. Tokį renginį, tokį eventą surengti, kai jūs darėt. Tai čia man, nežinau, kaip arenos koncertas. Oi, ne, ten, ką jie daro, ten reikia lenktis, hebrai, ten reikia lenktis. Mes darėm, praeitais metais lapkritį, matau, ar spalį, darėme Valoranto turnyrą ir sugalvojom padaryti 4K viską. Streamą. Vėlavom 2,5 valandos. O kiek pats streamas turėjo trukti? Pats streamas, mes dar darėm Topo centre. Mes Topo centre darėm. Salėje, tas ekspozicijos? Taip. Topo centre Akropolį darėme streamą, 4K, turėjom, prizininkas gavo 2000 eurų į kišenę. Tai viskas vyko live ir vėlavom, nes kompas, tą, kur aš dabar naudoju kompas, neišnešė. Tiesiog jau visko. O nėra variantų, pavyzdžiui, 2K daryti, kodėl nebūna to tarpinio? Nežinau. Visa esmė mūsų kanalo yra daryti aukštą kaip įmanoma kokybę ir ne tik tai video, bet ir live paduoti. Ir kai bandai užsikelti tokią kartelę, atsiranda daug techninių kliučių, kur to atrodo, kad tu jau sudėjai daug pinigų, kad viskas veiktų ir supranti, kad dar trūksta ir paskui žmogus, tai kaip jūs nemat? Kaip jūs čia neveikia? Ateik, tu padaryk. Padaryk, kad tau, pavyzdžiui, Shure mic'as ten kažką, kad viskas veiktų, ateik sumokėk už tai. Ir čia atsiranda jau tokia kaip ir edukacija. Realiai mes darom edukaciją, mes duodam suprast, kodėl tas kainuoja tiek, kodėl jie daroma taip. Geriausia praktika taip turi atsispindėti. Tai aš irgi feedbacko labai daug gaunu, kad man nebereikia tų pačių dalykų kartoti. Tiesiog žmonės jau pasižiūri, žino, pradeda naudoti praktikoje taikyti. Tai, o su kompais iš viso, tai... Aišku, buvo noras man pačiam pabandyti susirinkti, pamačius, galvoju, ką aš negaliu, aišku galiu. Aišku, kiek yra tutorialų. Bet kai mes esame tutorialą padaręs. Pelytė nukrito ir pradėjo barškėti kažkas viduje, tai man įsiardyti ją buvo reikalų. Aš tiesiog būčiau pakeitęs. Aš tiesiog turiu mėgstamiausią savo pelytę ir šitai yra jau 4. Vieną aš apipyliau. Kodėl tu nenaudoji MX Masterio, man klausimas? Man turi būti silent klikas. Ten irgi yra. Turi būti fast scrollas. Ten irgi yra. Turi prisijungti prie 3 renginių vienu metu. Ten irgi yra. Ir per Bluetooth'ą, ne per 2.4. Kodėl per Bluetooth'ą? O kodėl? Dėl to, kad aš per skirtingus įrenginius vaikštau ir man nebus 3 kištukų. Aš turiu, žiūrėk, pavyzdžiui, dabar aš šitą pelytę esu prisijungęs prie 2 kompų vienu metu ir aš iš vieno kompo ekrano į kitą ekraną galiu netgi copy-pastinti dalykus, nors tie kompai yra atsijungę. Tai irgi yra. A ne?
Jo, MX Masters. Ir turi būti lengva, nedidelė. Ai, matai, pavyzdžiui, mano ranka, aš kai kažkai žaidęs, pas mane ranka yra didelė. Tai kamuolį paimti. Tai aš kamuolį apimu, tai man MX Masteris yra kaip tik pats tas. Ir aš dirbu su juo. Aš pripratau prie šitos ir viskas kažkaip. Bet čia visas funkcijos... Čia kaip sakant, tau patogiau. Tai vieną apipyliau, nebeveikia, kitą dukra numetė ir su sultimą apipylį nebeveikia, trečia buvo tiesiog, nežinau kas jie buvo nusidėvėjo, ir dabar ketvirtą turiu ir šitą jau turiu ilgiausiai, jau saugau labiausiai ir ilgiausiai laiką man. Bet čia irgi Logitech'as. Čia gal... Jo. Ta pati gal linija? Ok, bet aš matau, kad labai turi panašumų. Anywhere 3S. Ok, makes sense. Makes sense. Žodžiu. Ir čia MX-as, tai čia ta pati linija. Tai čia viskas, ok. Tiesiog, žinai, kaip komforto linija ta pati. Taip. Ok, tada viskas aišku. Tai viskas gerai. Tai tu kaip piršaisi, jau žaidėjai ar dar ne? O, jau. Ai, giliai ten. Jau giliai tenai buvo. Jau custom kompai prasidėjo pas mane. Aš nemanau, kad man gaminimas padėjo su santuoka. Pradžiai. Su draugystė. Bet tai gerai. Bet vis tiek ištekėjo. Kaip pasipiršai? Labai šiaip fainai. Aš nežinau, gal atrodys tipo... Ne per streamą? Ne per streamą, ne tiek. Pasipiršau per jos gimtadienį, kuris yra balandžio 30. Linkėjimai žmonai, turbūt šiandien tavo gimtadienis, tai su gimtadieniu mažytė. Myliu tave labai. Ir jo, pasipiršau per gimtadienį, suorganizavau jai telefoną, pirmas dalykas. Nice. Samsung S22 Ultra. Labai žalia, tipo, kad būtų gražiai, visą kitą. Čia buvo pirmas dalykas toks kaip nuėmim, kad... Mano vaibas. Tavo vaibas, jo. Tai suorganizavau jai telefoną, čia kaip dovana pirmas dalykas, tipo, gimtadienio dovana. Taip. Tipo, reikia vis tiek pasveikinti, nebus, tipo, žiedą padovanosiu gimtadienio progą, atrodys biškiai. O kur telefonas? Jo, kur telefonas, o kur mašina kokia, dar kažką. Tai, jo, tai... Prisimenu, tenai matavau jos žiedus, paimdavau žiedus, kol nemiega. Kaip pamatavai? Pasimatuodavau. Jo, su liniuotė pasimatuodavau, paskui užsakiau gražiai. Bet tai palauk, tai paimdavai liniuotę? Paėmiau liniuotę. Ir taip pasukai aplink pirštą? Ne, tiesiog... Ploti? Ne, skersmo... Jo, kad tas skersmenį, žinai, kaip patikrinti. Pataikiai? Ir pataikiau. 1:1. Geras. Ta prasme... Labai retai, žinau. Ką mečiau, tą pataikiau. Ir viskas labai tiko, gavau tą žiedą ir man labai lengva kažką nuslėpti. Aš labai moku. Niekada nesupras, kad kažką turiu. Tipo, kažką esu surprizą kažkokį pasiruošęs. Be šansų. Net nežinau, kad telefoną gaus, žinai. Ir gavau tą žiedą, atidarai ten ledas, žinai, šviečia gražiai, tik skavoju. Kaip ant kompo, žinai, RGB, davai, žinai. Mano tema, tai labai fainai, labai gera kompanija buvo, labai greit gavau. Bet tai būna, tu čia visiškai custom kažkokia. Aš net neprašiau, man tokį jau davė, jo. Jeigu neklystu, Glamira kompanija, kuri tą padarė, labai fainai. Ir labai custom support labai geras. Gal dedikuota kompanija, kuri gameriam žiedus gamina? Tikrai ne. Bet labai fainas įpakavimas, labai gerai padarė. Nes, supranti, pavyzdžiui, kažkur tamsoj, kaip tu pamatysi tą žiedą? Wow. Tai labai buvo krūtai, jo. Blembai grasinti kėmėsi kažką to. Ir net nebrangus žiedas buvo. Viską, kaip sakant... Nice. Kaip sakant, o šitą tai aš nesu girdėjęs. Jo, tai čia buvo labai cool, tai aš paskui galėjau, žinai, tipo, pasigirti pas mane su RGB, ten buvo paprastas LED, bet esmė kad buvo gražiai atrodė. Ir pakvietėm labai daug svečių, buvo pas mus 30 žmonių. Tipo, viešą pasibėržimą? Viešą, jo, aš dariau tai va. Tu buvai toks užtikrintas. Aš žinau, kad daugelis žmonių mėgsta tos tipo labai privačius, tipo kur 1:1, aš tą suprantu. 1:1. 1:1. Aš noriu, kad tipo fuck it, visi tegul žino. Wow. Koks man skirtumas. Tai darėm pas mus namuose, kur tada gyvenom. Pilnas svečių, jos draugių, mano draugų, šeimos draugų, ta prasme, kiek įmanoma, visus kviečiau, daugelis atvažiavo, tai pilna chata buvo. Bet palauk, tu kvietei jos kaip į gimtadienį? Juos kviečiau kaip į gimtadienį. Taip, visi žinojo. Ir nieks nežinojo, kad nieks nežinojo. Žinojo tik tai mano tėvas, žinojo mano mama. Gal žinau, dar vienas ar kitas draugas. Blemba, bet kaip jiems neįsiduot kitie žmonių pražį? Nežinau. Pridirbsit, bus blogai. Pridirbsim, ta prasme,
žinai, supakuosim, žinai. Wow. Ir aš atėjau, padovanojau telefoną, apsiverkė, ten visą kitą, fainai, kaip išpakavo. Lyg pasipiršus. Lyg, tai aš galvoju, labai gerai. Intro padariau. Intro yra, viskas tvarkoj, dabar judam prie kulminacijos. Tai nuėjau paskui, žinai, pasiėmiau žiedą, ateinu ir mato, jau ten šeimos nadarai, mato jau. Ir jau matau, kaip kaupėsi jau ašara, žinai, man jau kinkos jau dreba, jau man atrodo, kad... Bet aš čia tą akimirką, kai jau supranta, čia aš jau praeidinėjau ir žmonių pilna ir kaip per tokį, kaip... Tunelį tokį einu. Tunnel vision. Ir aš einu, man toj to širdis ta karočiai iškristi, karočiai iš krūtinės. Aš galvoju, kad... Kas čia? Viskas suplanuota, viskas paruošta. Ateisiu, žinai, kaip tipo Lebronas sumesiu kem taškų ir išeisiu ramu, žinai. Ne, apsišykęs buvau iki čia. Priejau ir klaupiuosi ir aš negaliu atsiklaupti. Sustingo kojas, aš bandau ten, žinai, kas čia vyksta. Tai atsiklaupiau ir aš niekur, negaliu nieko pasakyti. Baisu buvo. Geras, čia kaip filmas skamba, blem, aš tokio nesakysiu. Filme bent jau, žinai, gražiai atrodytų. Aš kai atrodytų, turbūt toks, žinai. Reikia nufilmuoti, iškarpyti tas vietą, žinai. Jo, visus to, žinai, apsivyvimus ir dar kažką. Tai atsiklaupiau ir taip sakau, ir dreba viskas. Ten, žinai, atrodo, karočiui. Pasipiršau, pasakė taip, apsižlimbė, iki nežinau, kad, žinai, kam tu tą telefoną dovanoja, dar kažką. Jo, aš sakau, blemba, tai tu gauni, du dalykus gauni, ir žiedą, ir telefoną. Tai jo, pasakė taip, akivaizdu. Ir, tai kokį kūdą darėm po vedybo. Kokios buvo ten paskui, tuoj prieisim. Tai karočiui, pasakė taip, viskas tvarkoja, visi laimingi, pasižlimbėm, aš irgi apsiverkiau biškį. Reiškės, jo, viskas buvo kaip turėjo būti. Aš buvau labai užtikrintas. Ne, tai jeigu aš susikviečiau visą giminę, tai čia tikrai jau turi būti maksas. Buvau, žinai, jau pilnai pasiruošęs, apšiai jokių nebuvo, ar visgi reikia, ar nereikia, ar kaip čia bus. Tiesiog jau nesvarbu. Jokių kitų minčių nėra, žinau, kad mano žmogus, viskas, ramu. Galbūt, žinai, galbūt daugiau papasakotų, žinai, iš tos pusės, bet gal kitam kartui. Net neabejoju, kad yra kita versija. Tikrai yra. Turbūt atrodžiu dar blogiau, negu pasakiau. Per vestuvės. Vestuvės. Jinai vėlavo 1,5 valandos. Ta prasme, į ceremoniją? Į ceremoniją. Ką neveikia? Plaukai ten iškrito, makiek ten kažkas. Ta prasme, o tai kunigas nepasakė, kad aš ne... Turėjom pastorių. Labai gražiai bažnyčiai, netoli Molėto. Labai gražiai. Ir irgi pilna, visi yra, šeimos draugai, visi atvažiavę. Visi atvažiavę. Bet taigi ten eilė yra ir prieš jūs, ir po jūsų vestuvės. Ačiū Dievui nebuvo. Viskas buvo tvarkoj. Taip, jūs ženijotės tada rudenį arba pavasarį? Mes ženijomės rugsėjo 10. Tai mums mes labai pataikėm, nes mes stengiamės ant rugsėjo 10, nes mes rugsėjo 10 susipažinom. Mes irgi ženijomės rugsėjo 10. Ne, palauk. Taip. Ne, mes bandėm rugsėjo 10, mes susiženijom, bet neoficialiai, nes pastorius negali, pagal tas visus ten... Neleiskė žiūrėti šitos serijos. Mes susiženėm 6 dieną, ne, 3, 10 negalėjom, nes buvo užimta, bet mes susipažinom 10. Ir jo, viskas buvo tvarkoj, ačiū Dievui, kad nieko po mūsų nebuvo. Susitvarkėm su pastorium, labai gražiai pašnekėjo, apsižliumbę buvom, gražios fotkas gavosi. Viskas buvo tvarkoje, kad tiesiog jinai vėlavo. Ir paskui buvo nuvarėm į Žirginą prie Molėtų, tenai su šeima, pavalgėm ir paskui varėm į Pablo Latino su Hebra. Į Pablo Latino su Hebrytė. Ta prasme, po ceremonijos į Pablo Latino į Tūsą. Tūsą. Turėjom dedikuotą su šeima pasibuvimą. Čia tai man jau patinka. O paskui antrą dalį turėjom su Hebra. Buteliai. Maistas ir visi visi atsitūsinam. Man reikėjo anksčiau susidarau, galbūt čia pakliuvęs į balną gerą. Oi, žinok, gerai, ėjo butelis po butelio. Kokius 12 butelių ištaškėm, žinai, pusę džino, pusę ten viskio. Geras. Afigenai pabuvo. Wow. Ir svarbiausia, kad nekainavo daug šitas visas navarotas. Tai va tas buvo labai gerai. Viskas buvo labai skoningai. Nei per daug, nei per mažai. Ten galvojom apie, žinai, sodybą pasikviesti.
Nu, tipo, pasirodyt. Ne jūsų stilius. Kažkaip tai... Ne jūsų poreikis. Nu, visi ten daro tas sodybas. Tipo, atvažiuot, kad tipo, visi pavalgyti, primaitinti visus, pagydyti ir tipo, pasirodyti, kad tipo, maždaug, oi, mes sodybai padarėm. Pasibuoš prabangiai stalas už 5000 eurų. Nesąmonė čia. Mums tiek kainavo visas vestuvės. Wow. Taip. Pala, vestuvės už 5000? Viską, ką darėm, visi gėrimai, viskas į 5 tilpam. Vestuvės už 5000? Jo. Ir čia prieš 2 metus. 2023? Jo. Vestuvės už... Aš negaliu suvesti dabar. Čia su fotografu. Tavas net, tu girdėjai? Prieš 2 metus vestuvės už 5000. Netikiu. Su fotografu, bažnyčiai, Molėtų žirginė fotosesija, Pablo Latino tūsas. Nu, fotografas tai ne tu buvai. Tai gal ir išėjo. Tai pigiau. Būtum išėjęs su 10. Bet... Žodžiu, aš nuoširdžiai nustebau, žinok. Net nesuprantu. Kiekvieną kartą papasakoju, kaip viskas buvo visiems, matėjo. Palauk, kaip? Ką? Kas? Bet čia žinai ką? Gal ir matau jau užuomenų, nuo kame reikalas yra, tavasme, tu pasiprašai visiškai būdamas užtikrintas, tu žinojai, kad tai yra tavo žmogus. Ja. Kaip tu nusprendėjai? Kada atėjo tau tos suvokimas, kad nebėra man ką galvoti? Aš supratau, kad man reikia priimti sprendimą. Ir... Nuspręsti, kad čia tavo ir tai. Jo, nes sprendimas yra mylėti, o ne jausmas. Jausmas yra įsimylėti. Sprendimas yra mylėti. Tu nusprendi ir viskas. Tai ir tada tau pačiam lengviau. Arba tu lochas ir tada tu pabėgi, arba tu vyras ir tu eini, žinai, su žmona, viskas. Bet šiaip realiai visas vestuvės mes patys suplanavom. Ta prasme, aš dar negaliu atsigauti nuo tos sumos, kad 5000 prieš 2 metus vestuvės pasidarėt ir pasidarėt skamba viskas taip, ta prasme, emociškai buvo nerealus renginys, man taip atrodo. Ai, kai užbaigiam su Pablo Latino. Čia reklam... Kaip norit priimkit, reklama, nereklama. Aфиgenai buvo, mes pasėmė ten tokia buvo kaip niša. Hebra susėdo, visi jau plemba tas momentas, kai draugas su mano dėdė susėdė kuitą, susimetė cigariuką rūko. Tai man tada buvo, okei. Reiškias viską gerai padarė, jeigu toks momentas yra. Ir aš sėdžiu ir ten džiną savo gurkšnoju, viskas žinau, apie ką tu kalbėjai, nes aš kiekvienam tūsė, kiekvienam vakarėlį laukiu to momento ir aš ir tikiuosi, kad jis bus, jis ne visada būna. Taip. Pas mane buvo. Pas mane buvo. Ateik parodysiu, pas mane buvo. Taip, sakai, patys planavot, bet kažką planuotojo turėjom planuotoją, bet paskui jinai labai gražiai sudekoravo mums tą vietą, kur buvom žirginė. Viskas buvo labai gražu. Kokį tortą turėjom, aфиgeną. Morko. Morko tortą? Morko tortą. Kaip skanu buvo, kad tu žinotų. Ir iš Molėtų vežė mums tortą. Tai labai viskas fainai gavosi. Tai realiai, kadangi ceremonija vėlavo 1,5 valandos, tai jūs ir 1,5 valandos mažiau turėt laiko pasimokinti. Taip. Ir džiaugies nuotraukom albumą užteko laiko? Gavosi, bent jau gavosi gerų fotkių iš pačios bažnyčios. Gražių fotkių užgaudė. Tai ačiū Dievui dėl to. Tai sakyčiau profesionalas, jeigu išspaudė iš to, ką gavo. Aš norėčiau, žinai, paklausyti dėl kitų būsimų jaunųjų klausimą, kaip tu įsirinkai fotografų, kaip jūs įsirinkot, bet tu jau sakai, kad pažįstami buvo ir nereikia, klausimų nebuvo. Jo, aš nedarau taip. Jeigu pažįstamas turiu žmogų, kuris tą daro, viskas, paimu ir nebesuku galvos. Ir čia ramu, viskas. Super. Judam toliau. Kažkaip pasėmėm mus, išvažiavom. Tai ką, jūsų vakaras su Pablo Latino ir užsibaigė ten, kai buvo, kas kiek pabuvom, jo. Nice. O tai ką, tėvai irgi varė? Jo, atvažiavo, šiaip buvo planas, kad tik draugai, tipo, pabūnam su šeima čia ir paskui varom su Hebra tūsin. Nu reikia su Hebra tūsin, tipo ką? Be abejonės. Be abejonės. Tai paskui staiga žiūriu, atvažiavo dėdė su teta. What the fuck? Sako, davai pilam, davai važiuojam. Susipilstė, žodžiu, apibendrinant vestuvės, tai neapsikraunat su jokiais dekorais, jokiom fancy vilom, pasimat geriausius draugus, po ceremonijos varot į Pablo Latino. Ir tūsinę, ir pamiršti.
Viskas. Taip. Vienintelis dalykas, ką aš galbūt būčiau norėjęs turėti, tai pastovi videografą su savim. Aha. Blema, kai ten būtum kontentą prikūrę. Eina savo. Ir dar biškai daugiau jėgų. Tada būtų, ten jau karočiai. O tai video iš vis neturėjot? Ne, dien neturėjom. Blemba, kaip gaila. Tada būtų buvo 6K. Už tą prikolą. Ta prasme. Tai ne 36K kaip dabar. Ne, tai čia tai nesąmonė. Čia tai ne, da. Aš suprantu, kad reikia kažkokio tokio, nes šitai po vieną kartą ir visą kitą. Arba kaip arba kai su, atsiprašau, kaip su žiedais, ne? Tipo žiedą galvoja, kad tau reikia, už 2000. Vėliau nupirkti tą žiedą. Tą vedybinį žiedą bet kada gali pakeisti. Pasipiršti su svagūno žiedą. Pradžiai, žinai. Čia yra fantazijos. Taip. Tipo mūsų jau vedybinį žiedus bent jau norėjom, kad būtų balta aukso. Ne auksinė. Nes visi darė tos, žinai, tipo geltoną auksą. Nusibodo. Ir tėvų tie geltono mes... Taip. Jau nusibodo, padarėm baltą. Atsirastų, kaip sakant, pinigų ir bus ir tie, žinai, deimantiniai. Deimančiukai. Atsirastų ir visko bus. Hebra bus visko. Nice. Aš gal kažkaip neturiu ką papasakoti. Pasirodo yra. Nes nelabai, tipo, visai, kad norėjau būti tas žmogus, kuris turės kažkokių, žinai, įdomių istorijų. Prie to, prie trečio. Nes, žinai, aš turiu ką palyginti su kitom serijom. Vaikinai pasakoja savo istorijas, tai... Nu, tai išvažiavom į kelionę, pasipiršau, žinai, bet ten namuose... Ai, va, primeniai. Paskui mūsų tokiai pastorius, bet pastorius neturi įgaliojimų. Bet mums buvo esmė pastorius, nes tas kunigas ir mums reikėjo susirašyti. Mes nuvažiavom, susirašėm, viskas tvarkoja, viskas tvarkingai. Pasidarėm. Ir mes nuvažiavom tipo papietaut ir ten žmonos Ramintos draugas sako, varam į Nidą. Sakau, ko? Pasivaikščiot. Gerai, sakau, tipo, ką ten tipo darysim? Tipo, eisim 5 kilo. Tiesiog eisim 5 kilo. Ten tipo vyksta kažkoks renginys, aš nežinau, kaip prisimenu, kaip jie vadinasi. Ten tipo eini ir palei checkpointus, ten karočią toks tipo pasivaikščiot. Kaip žygis, kaip orientacinės. Jo, žygis, realiai žygis. Sakau, blemba. Taip atsisukai mane, labai prašau, labai noriu. Taip, važiuojam, davai varom, davai. Ir aš ką tik, žinai, su žiedu. Aha. Nu, gerai, važiuojam. Varom. Susikrovėm daiktus tą pačią dieną. Palauk, kurią tą pačią dieną? Kai tik susirašėm. No. Nuvažiavom namo, susirinkom daiktus, viską nusirinkėm, visus ten, žinai, ką buvom pasiruošę, sudėjom krūpšės, privažiavus mašiną ir važiuojam į Nidą. Važiuojam tą Nidą. Ten biški, ten, žinai, vakariukas, ten biški kaljano, ne kaljano. Tiesiog pasibuvom, pavalgiam, kitą dieną mums reikia eiti. 8 ryto. Aš pasiėmiau, tipo, tai aš ką pasimsiu savo Nike sportbačius, tipo, eisim, tai aš pasitikiu Nike, visą kitą. Nuėjom, lyja. Sušiktai lyja. Ir aš galvojau, kad bus šalta, nes rugsėjo mėnuo. Sėmiau savo striukę, žieminę striukę, nes ir viena yra Vilniui būti, tipo, žinai, rugsėjai, ir kita yra būti prie jūros. Jo, be vėjo mieste. Ir dar pyla. Ir gavas, einam, pradėjome eiti 5 kilų ir aš jau matau, kokie čia bus figne. Matau, į kur mane čia įgrūda. Kiek nuėjot? Nuėjom 5 kilų. Visus 5 kilų nuėjom. Wow. Einam pagal jūrą, įsipylė vanduo man į batą. Pritrynė man pėdą, einu, pradėjo man kirkšnis jau skaudėti, kojos ir aš einu ir šlubuoju. 5 kilų eiti yra, pirmą kartą ėjau ir 5 kilų eina moteris. Tai kiek einat? Žinai, fainai ten, tipo, jos ten smaginasi, tipo, eina su savo tais pagaliais kažkokiais, kaip norėjau prakirsti po tos pagalius. Kaip ten, fainai, sako, einam 5 kilų. Oi, kokie drąsos. Sako, pirmą kartą, jo. O tai kodėl prieš tai neėjot kažkiek? Ai, sakau, tipo, žmona norėjo, tai ir einam. Eina šiek tiek, kaip ilgai mes ėjom. Ėjom 13 valandų, 18. Pradėjom 9, pabaigėm 11 nakties. Wow. Man su dviračiu atrodo toliau važiuoti būtų. 5 kilų su dviračiu yra vapšiai niekas. 5 kilų. Bet tu per smėlį, per smėlį, per kopas, per mišką ėjom ir lyja saulė, dar įdegiau. What the fuck, dar įdegiau. Rugsėjo mėnesį.
Ten buvo kosmosas. Ir čia kaip susirašym, ir aš tipo fainas, ir aš paskui mėnesį negalėjau vaikščioti dėl to, kad man tokia puslė ten buvo pritinta, kad baisu buvo. Tai tu patekai į realybę pačią pirmą dieną po susirašymų realiai? Jo, realiai, matau, reikėjo skirtis gal. Santykiai kaip kelionė per kopas. Prinapą tikrai reikėjo pasirašyti. Bet ne, viskas tvarkoja, aš padariau to, kad jinai paprašė ir aš nuvariau. So, žinai, kaip jinai iki tol mane kentė, tipo, žinai, su kompais visom nesąmonėm. Ir dabar čia aš mokėjau kainą. Dabar jinai jau pasakė. Ir aš galvoju, kad jis sako, tau čia bus labai gerai, psichologiškai, aš galvoju, kad man tipo kažkam padės. Niekas nepasikeitė. Tas 5 kilų kaip nuėjau, taip ir nuėjau, žinai. Bet daugiau nebeisiu. Eina savo. Bet daugiau nebeisiu. Ta progą išvažiavom į Varšuvą. Po vestuvių iš karto? Po vestuvių. Mes norėjom taip išvaryti į Graikiją, man atrodo, kažkur. Tokią kelionę pasitokią atsipalaidavimą. Būtų kainavę tiek kiek vestuvės? Ne. Gal... Pusantro. Skrydis su viešbučiu tam 1-2. Tai ten būtų, aišku, daugiau ten išleidė, aš ten paskui dar žiūrėjau, galbūt ten yra koks naikos toros, aš ten kažkaip apsiprekinsiu, bus faina. Jo. Ne, išvažiavome mes į Varšuvą paprastai su mašina, tiesiog ten pasibuvom, tiesiog dviese buvom ir viskas. Valgiam, ką norim, tiesiog buvom, ne. Visų progų nusipirkau Jordanus, o ją ten apiprekinom, tiesiog buvom ir viskas, net neapsikrovė. Tokia mūsų buvo tokia kelionė. Neįpatinga, kaip kiti ten varo, ten kažkur Tailandą, ten dar kažkur. Nežinau, kur Kebrašį varo. Meksika kažkur pasidarė. Gal čia tokia gerai frazė pasitarnautų, nesvarbu kur, svarbu su kuo? Jo, aš nesukau galvos, melada šviečia. Buvau su savo žmogum ir man to užteko. Įkvepiant istoriją ir labai fainai girdėti klausytis, tai ačiū, kad pasidalinai. Ačiū, kad sutikai ateiti ir papasakojai visus tos dalykus. Tai žodžio merginos, jeigu turit vaikiną gamerį. Nesijaudinkit. Ir čia gal nesijaudinkit, viskas bus gerai. Pem, arba apsisuks, arba, kaip sakant, viskas bus tvarkoje arba ne. O jeigu vyrukai esat gameriai ir norit gaming toliau, tai uždirbkite iš to babkės. Jo. Ir nebus panom, ką sakyti. Arba, tipo, tavo hobis, žinai, yra tipo gaming, bet, blemba, negali sėdėti blemba biržoje tiesiog, tipo gaming. Fucking hell, čia blogai. Čia dugnas. Bet reikia gero kompo gaminimui, tai čia jau... Ai, tai hebra, ten už 100 eurų gaming kompo, žinai, žaisdami. Na, aš nepaskraidyčiau jau. Ne, tu ne, tau sunku, tu nepakiltum. Oi, ką, kilsim nuo stalo tada, grįžtam į savo darbus, tada sėkmingų rinkimų. Tikiuosi, kad ateis kažkas susirinkti panašų kompo, gal mažesnę daro. Didesnį challenge tau duos su mažesniu kompu. Nu tai ką, šiandien sužinojom tavo dėka, kad vestuvės galima iškelti už tokią sumą, kiek kainuoja geras gaminimo kompas. Jeigu gausiu bent vieną diemą, ar gali man tokias organizuoti? Nežinau, aš nebedarysiu nieko. Neklauskit, aš nežinau, mes kaip gaunam, taip gaunas, viskas. Neklausinėkite, kaip, ką, kur pirkai, ką, tą, 3, 5. Tiesiog noriu, taip, kada bus. Kiekvienas galite pasidaryti. Aš kažkom ypatingas? Aš tikrai ne. Matai, čia yra patirtis, tu darai tai 5 kartą ir tu gali padaryti daug greičiau negu tas, kuris 1 kartą daro. Ir galbūt sugadina kažką. Bet vestuvės tai ne... Čia biški kitaip. Čia biški kitaip. Ne tas pats. Kompą galiu surinkti jau dabar, žinai, gerai jau po 5 karto, bet čia kalbam apie vestuvės. Pamatot reikia daugiau. Jo. Nesu tam ekspertas tikrai. Nu tai ką, iki? Davai. So. Gal aš galiu pasakyti, kad ačiū labai, kad pakvietei. Ačiū labai, kad atėjai. Man ateiti, žinai kaip, ateiti nėra sunku, bet kad gal pakvietimą, va čia va yra. Tai labai dėkui, kad pakvietėt, buvo labai įdomu šį pasidalinti. Iš tikrųjų, jau kai reikės man kompo, aš jau žinau, kur kreiptis ir net nevargčiau daugiau po YouTube'us 3 mėnesius eiti ir varginanti patirtis. Taip. Tai kad visiems būtų lengva tiek susirinkti kompą, tiek susiplanuoti vestuvės ir pasipiršti. Ne, tikrai ne Cubals. Jeigu tik tai custom kompo, cubals.lt. Ate. Taip ir užbaiginėjai? Jo. Ate. Tiesiog ate? O tai ne, tai mes panaudosim tą, atsisveikinimas jau yra nufilmuotas. Tik nėra to... Kurį atsisveikinimą? Mes jau atsisveikinam kokius 3 kartus. Ai, aš kažkokį turiu, po nepamirštamą pačioj paspausti. Gerai. Nu tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad esate kartu. Nepamirškit subscribe paspausite pačiojimą. Čia atsirado. Pumpilim. Instagram'e taip pat galite pafollovinti. Lina, ką dar pasakyti? Tai paklausė, ar gali ne gamerė su gameriu būti.
Ką žinau, ar gali valgyti burgerį su pupelėm? Gali. Bet ar tau bus gerai, tai žinai. Bet jeigu nusprendėjai... Jeigu tu nusprendėjai valgyti burgerį su pupelėm... Tai ir pabaik iki galo. Tai... Sudėtinga, bet, žinai, reikia tu biškai daugiau vizualizacijų, žinai, tipo, sėdė ant tuliko ir tada jau, žinai. Ar tau bus gerai? Pem. Arba bus... Gerai, tai gal visiems būna gerai. Taip. Iki pasimatymo. Aš galiu pamojuoti tenai? Tipo... Jo, gali visam pamojuoti. Štai. Ate.